Sveiki atvykę į Vlogmas, kur atidarinėsime advento kalendorius, praleisime laiką kartu ir skaičiuosime dienas iki švenčių, tad lauksiu jūsų kiekvieną dieną. 20 dieną Vlogmas, temperatūra 37 ir 2. Jaučiuosi nekaip, bet noriu vis tiek atidaryti kalendorius, gal pralinksmins mane, bet šiandien nuo ryto aš aktyvi, pasiskambinau daktarui, įsirašiau vaistus, kuriuo reikia. Pasiregistravau pas kitą daktarą, žodžiu, susitvarkiau tokius reikaliukus, tai good, viskas skauda, neturiu jėgų, bet noriu daryti kalendorius, nenoriu praleisti dienos, nes kažkaip faina kiekvieną dieną tos kalendorius atidaryti, kad ir taip jaučiuosi, bet galvoju, nebus blogiau, kad atidarysiu kalendorius, nes taip sėdžiu dabar kavytę geriu, nors šiaip arbatų labai daug dabar geriu, dėl to, kad noriu kuo greičiau pasveikti, nes noriu pasveikti iki švenčių, nes kas čia teliko, kelios dienos, bet ryte aš negaliu be kavos. Ta prasme, buvau atpratusi nuo kavos gerimo ryte, kažkaip norėdavau arbatos, bet dabar vėl įkritau į tą, kad noris kavos ryte. Čia gal blogas tas įprotis, kad taip antiek norisi tos kavos tik atsibudus, bet nežinau, labai norėjau sakyti jaunų dienų, bet jaunų, nežinau, kiek man metų buvo, kai pradėjau ryte kavą gerti. Gal 15-16 ir pradėjau gerti ryte kavą ir dabar esu įpratus, jau įpratį turiu. Negeras įpratis, bet ką padarysi. Bet jeigu matote dėžės čia ir visa kita, tai kaip minėjau, kadangi šiais metais aš negaliu vaikščioti, negaliu apsipirkinėti, negaliu žmonėm dovanų supirkti, tai mano visas dovanų pirkimas vyko internetu, tai aš tikiuosi, kad viską, ką sakiau, nes dar ne viskas atėjo, tikiuosi, kad ateis iki švenčių, tikiuosi, kad viskas bus taip, kaip įsivaizdavau, kad bus, nes žinot, internetu kaip ir kitai gali atrodyti produktas vienaip, o ateiti kitaip, bet žodžiu, aš neturėjau šiais metais pasirinkimo, o mano mėgstamiausias dalykas turbūt yra dovanoti kitiem dovanas, tai gal dėl to man taip ir liūdna šias šventes, kad vienas iš pomėgių būdavo vaikščioti po parduotuvės, rinkti tos daiktus, galvoti, ką kur dėsi, kam ką dovanuosi, o dabar viskas turėjo būti internetu ir nežinau, ne taip linksma. Ir plus nematai to viso vaibo švenčių, nes vis tiek parduotuvėse viskas kalėdų, vaibas ir panašiai, o kai sėdi namuose ir tik tais per internetą scrollini žiūri, ką pirkti, ne tas vaibas. Tai ką galiu pasakyti, kad aš netikiu, kad jau 20 diena, nes viskas, kiek čia teliu? Dar ką aš pastebėjau šitam kalendoriui, kad 24 dieną čia yra 2 dalykai. Ta prasme, 24 dieną 2 dovanas įsitrauks. Tai įdomiai tai padaryta. Bet dabar 20 darom, ne 24. Kad ir kaip įdomu, kas ten bus 2 dalykai. Mes čia turime Black Signature Ample, The Black Complex, korėjietišką kosmetiką. Paskaitysiu gale, kas čia yra per serumą sampolė. Stangrinamasis veido serumas su sraigių sekreto filtratai suteikia pavargusį odai švytėjimą, išlygina tekstūrą, naudojimas reikalingą serumo kiekį paskirstykite ant švarios odos. Aš labai mėgstu, kaip pasakyti, su tuos sraigių sekreto produktus. Aš anksčiau kremą naudodavau tokį labai lengvą, tai žinau, kad labai tinka odai į aknę linkus ir panašiai. Aš naudodavau kremą iš Mizon firmos, irgi korėjietiškos, o čia OT firma, tai labai good serumas bus. Aš manau, kad tą serumą, kurį naudoju iš Temu, aš tiesiog metu lauk ir naudosiu dabar šitą, pažiūrėsiu, kaip veikia, ir jeigu geras bus, gal nusipirksiu pilną variantą vėliau, nes nežinau, kad ir geri ingredientai to Temu serumo, bet aš kažkaip galvoju, o jeigu jie meluoja, ar jie gali meluoti ingredientus?
Kaip manome, ar šiandien ištrauksim vėl kažką tokia pat, kartosis produktai, ar kažką naujo. Tikėkime, kad kažką naujo ištrauksim. Labai mažytis tas ir labai lengvas, lyg nieko nebūtų. Kas buvo, kai atrodė, kad nieko nėra? Dabar nepamenu, kas buvo. Prašau, nesikartokit produktai. Prašau, nesikartokit. Prisiminiau, kas buvo. Nes kartojasi. Čia tas mažiukas makiažui. Nu nieko, sunaudosim, bet... Of course, kartojasi. Nu nieko, žinosiu, jeigu kitais metais darysiu vlogmas ir sumastysiu sakytis kalendorius iš temų, tai kad sakytis tik vieną. Išsirinkti vieną kažkokį, nes... Taip jau yra. Šiaip aš labai norėjau iš Sheino kokį kalendorių užsakyti, bet Sheine buvo tik kalendorius 12 dienų. Tai man nepatiko tas dalykas. Nebuvo 24 dienų kalendorius. Buvo tik 12. Tai man kažkaip nelabai. Ir plus labai brangus buvo, kaip už 12 dienų. Man atrodo, apie 6 eurų kainavo. Please, nesikartokit produktai čia. Please. Excuse me. 20. Atrodo, kad čia bus vėl dildė, bet negi. Trečias iki dildė įdėjus. You're fucking kidding me. Vėl kartojasi tas skusti veidai. Du dalykai ir abu pasikartojo. Why? Saldainiukai, 20 diena. Vėl turime mini saldainiukus, braškių ir mėlynių skonio. Nu prašau, Douglas, bent tu būk kažkas good. Ok. Aš beveik 100% įsitikinus, kad praeitais metais buvo Douglas kalendoriai iš tos pačios firmos, beveik toks pat lakas. Tai tik buvo labiau raudonas. Ūkis, prašau, nesuvadink mano kalendorių, please. Buvo tik labiau raudonas, o čia toks labiau bordo. Tai tiesiog nagų lakas. Šiaip geri šitie nagų lakai, bet kažkaip nelabai fan. Taip įdomiai rašo veganiškas nagų lakas. Plant-based. Įdomiai, nesu girdėjus, kad nagų lakai būna veganiški. Aš maniau, jie visi veganiški. Tai kas tada būna nagų lakuose, kad jie tampa neveganiški? Ta prasme, kas per oras? Prašau, pasakykit, kad kalėdos tokios nebus, kad bus sniego ir visa kita, nes what the fuck lietus, kai ruduo, o ne bela. Nefaina. Nefaina. Nekreipkit į mano galvą dėmesio, čia yra oil mask, aliejų nuo savo plaukus, nes žiauriai senai tai dariau, galvoju, gal šiek tiek atstatysiu savo plaukų būseną, bet dabar aš pagalvojau, su jumis užvalgysiu seno tradicinio maisto, kuris visas ligas pramuša ir viską padeda, tai yra lašiniukai. Ir lašiniukų turime čia kelių skonių, vienokių ir kitokių. Vieni man atrodo, kad man labiau patiks. Ir kaip aš valgau lašinius, tai lašiniai, tuomet svogūnas supjaustytas taip ir duona juoda. Dar šiaip ką aš dažnai dasidedu, tai yra marinuoti agurkai, bet šį kartą tingėjau eiti iki rūsio ir pasiimti marinuoto agurko. Bet pagalvojau, kad man gal tiesiog gerai bus ir su svogūnais, tiesiog daugiau svogūnų suvalgys, nes svogūnai turėtų prakišti visas slogas ir visa kita. Tai lietuviškai užvalgysim maistelio, grinai lietuviško. Svogūnų daug.
It hits the spot. Labai gerai. Gerai, čia paragavau vienos rūšies tų lašinių, bet čia yra ir kitos rūšies, kita rūšis tokia labiau kitokia, nežinau, nu. Šitie tokie, o dieve kaip rankos dreba, ir šitie tokie. Nežinau, kvepia bus skaniai, bet įdomu kaip bus. Abu lašiniai skanūs. Man gal šiek tiek tie pirmi skanesni, nes turi labiau riebaliuką. Bet jo, lietuviškas mylas nuo visų ligų. Gal pasakysiu tai, kad aš šiandien nieko nevalgiau. Ir čia mano pirmas valgys, nes tiesiog močiutė pasakė, kad gal atmuš visko, nes vis tiek sūrimas, tie svogūnai ir visa kita. Ir tikrai gerai, kad užvalgiau, nes būsiu bent kažką suvalgius. Ir plus, nežinau, man tai atrodo, kad lašiniai tokie yra sveiki ir reikalingi mūsų kūnui. Aš jau jaučiu, kaip man svogūnas viską permuša, ką reikia. Nu ką, išsiprausiau, išsiplovau galvą, visą kitą, pasimatau temperatūros, dabar tik 3,7, bet jaučiuosi vis tiek labai išvargusi, tai manau, eisiu anksčiau miegot, kad pailsėt normaliai. Tikiuosi, kad rytoj atsibusiu, jausiuos geriau, nes atsibodo taip sirgt ir vis atrodo nauji dalykai užklumpa, bet būna tokių dienų kaip tyčia, kaip man mėnesių kaip tyčia. Bet to senai sakiau kažką apie tai, bet kviečiu prisijungti prie mano kanalo narių bei taip mane paremti ir mano keliamą turinį. Man be galo daug tai reikštų, jums tai kainuotų tik €99 į mėnesį, o man tai būtų palaikymas ir prisidėtumėt prie mano to darbelio ir uždarbio. Tad kam negaila, kas turite tam pinigų ir kas norite mane paremti, tikrai kviečiu prisijungti. Jei jums patiko šitas video, būtinai palaikinkit, pasubscribekit ir paspauskit tą varpelį, kad niekad nepraleistumėt mano video. Taip pat pasiekite mane Instagrame gerda.ris bei TikTok'e gerdaris, ten visat jūs laukiu. O dabar iki!